Sveiki, mėlieji! Pasakojimas apie tai, kaip dvi aukštaitės iš Vilniaus į Marcinkonis į Dzūkiją svečiuotis vyko. 26 metų rugpjūčio 9 dieną ankstyvą sekmadienio rytą išsiruošėm į Marcinkonis, nes ten bus mūsų mylimos ir gerbiamos Jūratės Miliauskaitės koncertas. Bet kartu norim pasižiūrėti ir pačius garsiuosius fainuosius Marcinkonis. Aplankom bažnytėlę, aišku, labai staigiai, nes pirmasis traukinys atvyksta po 10:20, o 11 valandą jau uždaro bažnyčią po mišių. Bet mes beveik tuos 2,5 kilometrus greitai atvarom, suspėjom dar ir pasimelst, ir pasižiūrėt, dar ir palaiminimą gavom. Ir apėjom pačią bažnytėlę, apėjom šventorių, išėjom ir ėjom į Gaidžio kopą, Meško šikną, Soriukas, aš nesikeikiu, toks pavadinimas. Susitikom nuostabaus proto superinę pagyvenusią damą, kuri papasakojo apie tai, kaip jinai vaikystėje ten eidavo dar spanguoliaut, kaip dabar labai mažai tų spanguolių toj Meško šiknoj. Aišku, labai gaila, kad nenorėjo nusifilmuoti, nenorėjo pasirodyti mūsų močiutė nuostabioji, bet net palydėjo mus truputėlį, papasakojo, o paskui jau, aišku, ėjom link pačios pamislyk ir užeigėlės nuostabiosios. Bet iš tikrųjų, žinokit, atmosfera Marcinkonyse yra fantastiška. Yra toks padavimas, kad velnias nešė visus atstovus visų tarmių savo maiše. Aukštaitį, žemaitį, dzūką ir suvalką. Ir užgiedojo gaidys. Ir ką darys velnias? Paliko maišą, atrišo, sako, eikit kur norit, viskas, aš jau galios nebeturiu. Aukštaitis pirmas pastvėręs ypatumai tarmių visų tų atstovų. Pirmasis aukštaitis išlėkė, apsidairė, savo šmotkę susirinko ir bėgte, apie vidurį Lietuvos maždaug išmetė juos velnias ir vos nebėgte greičiau link namų, sako, darbai laukia, namai laukia, neturiu kadų, ate. O kiti niekas neina, velnias susirūpinę, sako, tai kas čia dabar yra? Žemaitis visas piktas, sako, nei aš tavęs prašiau, kad tu mane neštum, nei tu manęs klausai, tai dabar, sako, iš kur paėmė, ten ir padėk. Užsispyrė žemaitis, visas piktas, sako, aš neisiu, tu privalėsi pats mane nunešti. O dzūkelis geraširdis, sako, klausykit, tai dabar jeigu niekas neina, tai einam pas mane, kūturėsiu, tu paduosiu, tai bulbelių išvirsiu, tai grybelių pasmaužysiu, einam pas mane. Ir suvalkas dar neina, trypčiojo aplinkui, velnias klausiu, tai ko tu namo neini? Sako, taigi laukiu, kol laivis ir surinks, va maišiukas geras, aš man maišiuko reikia. Aš suku link to, kad tas dzūkiškas svetingumas Marcinkonyse tai visų 100% pasitvirtino. Ir žmonių, ir net šuniukų, ir net kačiukų, ir visų. Tiesiog dūšia giedojo. Juozo Averkos Marcinkonyse gimusio tautosakininko, tautosakos rinkėjo Juozo Averkos suoliukas šalia jo buvusių namų, su jo parašu, tiesiog ir aprašymas, kas yra labai svarbu atvykusiems svetimiems žmonėms sužinoti ir pasidomėti. Sutinkam vargšą gluodenuką, kuris jau nebegyvas. Oi, koks kitukas gražus. Kur tu bėgi? Gaidžių kopa labai graži, žinokit, tik ta jūros betrūksta, arba ežeriuko. Marcinkonis Gaidžio kopa.
Supai darželiai, saulė danguje. Kaip gražu miške. A mes jau miško šiknoj. Aš neskaičiu, kultur. Miško šiknoj Marcinkonių pelkės pažintinio tako pradžia. Eismo mergos spanguoliauti. Ankstida. Nu, gyvačių nematėm, bet Gluodeną negyvą pamatėm. Turiu nufotkinų, labai gaila buvo Gluodenuko vargšų. Bet siurbėlės tai tikrai puola, jo pernai teatrą. Kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptinga ilgučia. Jei jam pakliūsi drauge mielas, tave jis dailiai sudraskys ir pagiedos už tavo sielą. Lakštingala galvažudys. Kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptinga ilgučia. Kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptinga ilgučia. Eina. O, kokie panelai gražiai susitikau. O, taip va. Lysi kadran? Aha. Nori? Nori. Einam mes va taip, užteginsi. Va taip mūsų kokia kampanija. Buvo. Tai begalinė meilė tik tarp moterų. Taip, kad va taip va. Trauk vėrutį, trauk greičiau, einant paunu pamačiau. Jis ir vėl mane ragaus, nei šaros, nei vagos. Tai taip. Ku vaikystė inkalė, tai akmenį užrašė. Ką dabar užrašė, ką dabar išmokai, tai kaip ant smėlio užrašyta. Marcinkonyse net žemelė šypsosi, va kokia svetinga. Turistinis centras sekmadienį buvo uždarytas, bet galima rasti informacijos monitoriuje. Dviratuką minėm, atsisėdę, va tokį va smagumą apturėjom, pasižmonėjom. Ir aišku, kad einam žiūrėti mūsų mylimiausios Miliauskaitės koncerto. Miškininko 55, užeiga, pamislik į užeig. Verta užeig 100%. Kiek piragų prikepė nuostabios šeimininkės. O jau kibinų skanumas, mama mija. O koncertas Jūratė, aišku, tokio šilto žmogučio retai sutiksi. Pasaka. Kaip svajonės sužavėtos kalnais, žodžių misija lūpų maloniai. Aš tave tarsi orą keliu ir bandau laukti vieną
į nežinomą miestą pirklių. Tam pasauly, kur meilė plevena, rinkdama savo rasą akių, aš vėliau tave apkabinsiu, mano meilė neturi ribų. Aš vėliau tave apkabinsiu, mano meilė neturi ribų. Aš vėliau tave apkabinsiu, mano meilė neturi ribų. Mylim ir gerbiam mūsų Jūratę. Ačiū už dėmesį, susitiksim greičiau negu už mėnesį. Iki, dar įdėsim, kai kitur nueisim. Ačiū, kad mus žiūrit. Iki susimatymo. Po koncerto kuo greičiau įstoti. Ačiū jum, kad žiūrit. Ačiū už laiką. Ačiū už prenumeratą. Iki susimatymo.